Labą dieną. Ką jūs gera? Kaip matot, būsiu viens. Neturiu labai daug laiko, daug darbų čia išpuolė savaitgalį. Pjoviau malkas čia. Žodžiu, visas dienas buvo užimtas, tai vakar gulėdam žiūriu netoli Kuršėnų antžeminė yra, bunkeriuks partizanų. Tai čia koks 14 km nuo Kuršėnų. Tai atvažiavau, kelias, tai ajajai, prikabinsiu, kaip atrodė visas važiavimas. Kai Valdeliui sakau, gal kažkada reikia tokio antžeminiai pabandyti permiegoti. Tai nesu dar buvęs, net neįsivaizduoju, kaip atrodo. Tai bandau ieškoti lendo į vidų, pradžiai einu, susirandu. Parodysiu, kaip viskas atrodo. Nu, partizanams atminti. Tai čia kiek rašė, tai yra atstatyta. Nežinau, ar į vidų galės įeiti, bet, manau, galės, ženklų nieko nėra. Kaip suprantama, yra čia po tom stogeliu. Šiaip įdomu tokias vietas, kaip atrodo va šalia Kuršėnų, o kaip ir jau trečiam video sakau, nesu buvęs. Durikių nėra, pabandžiau pakelti, tai nusikel. Tai ką kelam, lendam į vidų. O, labutis. Ką jūs? Pabandžiau biškį kamerą perjungti. Žiauriai drėgna. Žiauriai drėgna. Kas čia parašyta, tai pašviesiu. Prieglobstį rado partizanai, lalala. Oi, šiaip nedidelė. Kas čia staliukas. Ten kažkam pasidėti turbūt vietą giliau. Šiaip nedidelė galva, čiut nei lubas remas. Jausmas toks, įdomus. O, 2 gultai. 1, 2. Irgi kažką pasidėti kaip ir, arba vandeniui subėgti. Staliukas. Šiaip nežinau, jeigu būtų karas ir reiktų praleisti ilgą laiką tokioj vietoj, įsivaizduoju, kaip žmonėm buvo sunku. Nes nei pečiuką kokią gali kurti, nieka, šlapė, drėgna. Nes, miške užsikūrusi laužiuką, dūmai į viršų, to jau matys, kur tu esi. Žiauriai atrodo. Iš tikrųjų žiauriai. Čia kaip mes namuose savo lovose guliam, tai nėra apie ką kalbėti. Ką galiu pasakyti. Baisu. O dar sakiau, kažkada gal su Valdžiu tokiam praleisti ir naktį. Bet nenorėčiau. O jum kaip atrodo? Nes šiaip biškį ir kraupiai atrodo ir geriau po eglę. Gerai lipu lauką. Užteks. Gal dar kur pavažiuosiu. Šiaip čia kažkur, yra Kužiuose irgi medžiotojų namelis.
Tai va taip, va, kaip radom, taip paliekam. Kur be būtume, niekada nieką nepridarom nesąmonį. Įdomu, įdomu. O dabar važiuojam, apžiestam namelį. Tai visur toks kelias. Vietom žymiai dar baisesnės. Šiaip išlipčiau, padėčiau gražiai kamerą, bet nelabai noriu po tokį purvyną. Ir kuo toliau važiuoji, tai reiktų pagalbas, net neįsivaizduoju, kur pasakyti. Atvažiuok į mišką. Tu atvažiuok į mišką, partempsi mane, ble. Langai vo taip atrodo. Eik donai. Šiek tiek kairiau. Baisu. Čia praktiškai džipą reikėjo po tokius kelius važiuojant. Būsiu prisivažinėjęs. Sakė, vairas vietoje stovu. Einam, apžiūrės man. Parengovys. Išvaizda būtų kaip ir čia, bet kad šitaip viskas pasikeitė, susenę. Čia būdavo langai uždaryti su tokiom žaliuzikėm. Jau buvo ir pasikūręs. Tai va ten viršai būdavo anga, toksai nuleis bliūts. Čia vidurį laužą galėdavo kūrenti. Toks kaip kamins vidurį. Viskas buvo uždarinėta, visi langai. Kaip greit viskas keičias, keli metai praėję. Nu, stalai išliko amžini. Bet ir tai būdavo liktai platesnį. Suoliukai, staliukai, einam laukan. Mašina kaip atrodo. Ejeje. Tai va ten už galą būdavo dar vieną pavėsinį. Oi, čia viskas paskendė. Čia dabar laužas. Tai būdavo ten da viena tokia. Ein metai viskas keičias akimirksniu. Šiaip aišku, čia giliai miškuose. Važiuodavo chebra, matyti, išlaužydavo. Čia toksai liepts buvo, įsalikita. Nieko nebėra. Šit liepts, sugriaut, Čia būdavo taip į antrą pusę. Ten supynė, toliau buvo. Be eisų. Atsitiko problemikė. Pamečiau nuo mikrofoną mafą. Oi, čia kiek vaikščiau visur. Jaučiu, ką всё. Valiau. Šiaip ką galiu pasakyti, radau
Bet gal kas esat susidūrę, kodėl ant nesilaika. Tvirtinims va toks. 2 tokie puškiukai. Ir ant įsispaud čia. Bet kažkaip greit iškrent. Jeigu kas susidūrėt, parašykit, ką daryti. O aš einu iš antros pusės, jau baigu peiti. Apžiūrėti, bet stipriai pasikeitė, nebuvo 5 gal metus daugiau. Viskas išlaužyta, išdaužyta. Žodžiu, yra visokių žmonių. Ir nieko nepadarysi, visokių reikia. O, yra supynė nuversta. Sakau, atsimenu, galėdavo 4 žmonės ratu virš vandenuką. Bet ar ant čia pats nukrito? O tai nežinau. Einam dar atsigeram kavos. Tai kun jūs, draugelė? Aš kavutę pabaigiau. Kavutę pabaigiau taip kaip ir video. Tai jeigu pažiūrėjai iki galą, bent kažkiek patiko, tai paspausk laiką, nieko nekainuotas, pakomentuok, ar patink toks turinys, nepatink. O aš ką sakau, iki kitų video. Susimatysim sekantį 4. Ate.